kuomet keliaujame su grupėmis Indijoje, merginos labai dažnai klausia, kodėl indės nešioja auskarą nosyje. Tai aš papasakosiu truputėlį, kodėl. Tenai šis reiškinys yra masinis, mes Lietuvoje turim tą rečiau ir auskaras merginoms į nosį veriamas yra gan ankstyvame amžiuje. Šioje nosies vietoje pagal Ajurvedą yra toksai marma taškas, kuris reguliuoja merginai seksualinę sveikatą, reguliuoja ciklą ir padeda gimdymo metu. Dėl to merginos nuo ankstyvo amžiaus yra puošiamas šiuo auskaru, kad būtent padėtų šiems dalykams. Ir sakoma, kad auskaras nosėje turi ne tik tą fizinę išraišką, ar ne, kad tai padeda mūsų kūnui, bet taip pat jisai turi ir dvasinę simboliką. Jis atstovauja Šyvos ir Parvati sąjungą, tai yra kosminė sąjunga ir sakoma, kad moteris įsivėrusi auskarą į nosį įgauna moteriškumo, įgauna žavesio ir ištikimybės santuokoje. Štai todėl moteris ten veriasi auskarą į nosį ir dažniausiai į kairę pusę arba į abi puses.